Ketvirtas klausimas susijęs su aplinkosauga. Tokių turėtų būti bent 1-2 egzamine. Na, pradėkim. Tai kodėl reikia tinkamai tvarkyti elektroninės įrangos atliekas? Einam iš eilės ir žiūrim. Mažina poreikį žemės išgauti ribotus ir brangius išteklius. Tikrai taip, bet pažiūrėkime kitus variantus. Galbūt kiti irgi gerai tinka ir tada reikės rinkti, kuris labiausiai tinka. Leidžia pagaminti pigius elektroninius prietaisus. Iš tiesų rūšiavimas yra brangus procesas, todėl šitas netinka. Apsaugo, kad jos nepatektų į trečiojo pasaulio šalis. Jeigu mes nerūšiuojame atliekų, tai jos tiesiog keliauja į sąvartyną. Todėl į besivystančias šalis nepatenka. Taip pat būtų svarbu paminėti, kad sakant trečiojo pasaulio sukuria hierarchiją, nes lyg yra pirmas pasaulis kažkoks geresnis, o trečiasis jau implikuojama, kad kažkuo prastesnis pasaulis. Teisingiau būtų sakyti besivystančios šalis. Na ir atliekų rūšiavimas žinoma nereiškia, kad leidžia žmonėms įsigyti lengviau elektroninius prietaisus. Todėl, kad jeigu aš išrūšiuoju savo iPhone'ą Maximoje elektroninėse atliekose, tai nereiškia, kad aš dabar lengviau galėsiu įsigyti naują. Todėl labiausiai tinka šitas atsakymas.